Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Su Erika kalbu. Taip. Iš Telšių policijos imuniteto trukdo jumis Butkienė vyriausiai tyrėja. Taip. Žiūrėkite, Erika, galit kalbėti? Galiu. Gavom jūsų prašymą siūstą imunitetas eta policija LT. Taip. Jūs rašėte skundą? Taip, prašymą. Jūs rašėt. Dabar jūs esat kažkur sanatorijoje, sakė, ar ne? Taip, mes sanatorijoje dabar. O kada grįšit? Balandžio vidury kažkur. Dabar žiūrėkit, jūsų teiginys, kad pareigūnė galėjo paimti kyšį, piniginę atlygį, kyšį. Taip. Iš kur jūs čia taip sprendžiat? Nes viską daro blogai, kad man būtų. Kad iš manęs paimtų vėl vaikus. Čia jūs žinot, kad paėmė, ar jūsų prielaidos čia yra, kad manau? Čia manau yra. Manau yra, ne? Taip. O žinot, kad jeigu jūsų manymai ir kaltinimai pareigūnams užtraukia baudžiamąją atsakomybę, jums, jeigu jūs kaltinat nebūtais dalykais pareigūnus, žinote? Žinau. Tai va, tu jeigu iškels baudžiamąją bylą jums už melagingų pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, suprantat? Žinau. Žinot atsakomybę, viską žinot. Jo. Tai va, tokių dalykų, jeigu jūs tikrai kažką žinot, tai teisybė ir rašykit, o ne tuom, kad manau, kad piniginiai kyšiai, atlygiai ar dar kažkas. Suprantat, jūs negali tokių dalykų rašyti savo manimų ir pamastymų. Suprantat? Daugiau žinosiu, kad nesikreipsiu. Kreiptis reikia, jeigu tikrai tokie faktai yra fiksuojami ir žinote, kad paėmė ar dar kažką, o ne kad gindama savo teisės dėl ikiteisminių tyrimų, aišku, čia ir ne jūs rašėte tą prašymą, aš kiek suprantu, nes nemanau, kad čia jūs parašytumėt. Tai per kitus asmenis, gerbė Amerika, tokių dalykų daryti negalima, kad kaltinti nebūtais dalykais. O tai jums, nes jūs pasirašėt ir jums užtrauks baudžiamąją atsakomybę. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Tai vat, kad daugiau tokių dalykų nebūtų. Gerai? Gerai. Tai sėkmės jums, o jeigu bus reikalinga, kai grįšit, aš atvažiuosiu iš Telšių į Akmenę, pasikalbėsim. Gerai, gykite ir spręskite savo problemas viduje. Gerai. Visa sėkmės.